Žygi, kaip sunku yra žaisti per 2 dienas 2 pratęsimus? Gal ne tiek sunku 2 pratęsimus, bet man atrodo, kad mes žaidėm abi rungtynės, tikrai daugiau įdėjom pastangų negu varžovai, tikrai. Jaučiau, bet kai tiek prameti, tai tu negali laimėti. Tikrai galiu pasakyti, kad metėm turbūt daugiau tritaškių laisvi, bet kovojom turbūt apalime kamuolių daugiau, bet tai aš esu žaidęs komandose prieš tai, kur nepataiko. Mes dabar irgi tokį turim, tokią savaitę turėjom. Tai yra neįdomu, tai yra tragedija ir labai sunku. Pats šiandien turėjo daug fizinio kontakto su Norbertu, priešingoje komandoje buvo irgi didelis kūnas. Kiek sunku buvo stumdytis irgi pačiam, ar jautėjai kažkokį čia akcentą? Tai turbūt didelis kūnas nėra čia kažkas tokio. Svarbu charakteris būtų, tai tikrai yra sunkiau stumdytis prieš Matulį Gintautą arba Kazakauską Julių. Čia didesni varžovai man gal dar palankesni. Praktiškai 7 žaidėjų rotaciją verčiatės, 8 dažniausiai dabar žaidžiat pastarąsias kelias rungtynes. Irgi kiek svarbus ir laukiamas yra tas potencialus papildymas, apie kurį kalba ekipa? Nežinau, man tai iš tikrųjų vienodai. Aš žaidžiu, turbūt blogiau pasirodau, gal jeigu esu pavargęs. Šiaip ir buvo tokių atvejų man karjeroj, kur laukitų to papildymo, kad ir pusę metų. Ne tame esmė. Žaidžiam, laisvi pataikytume, galėtume ir 6 žaisti, čia jokių skirtumų. Ačiū ir sėkmės.